Aš nežinau, ar matosi. Turbūt, kad nesimato per telefoną. Bet čia maitinasi dabar tūkstančiai žuvėdų. Ir kažkokias mažytės žuvis napuose iš vandens išsitraukia. Toks vaizdas, kad čia gal stintos parėjo, ar kas. Aš nelabai žvejęs esu, nesuprantu. Bet jų čia tūkstančiai. Tai jau. Genują nuėmiau, nes toks gūsingas vėjas ir gana didelis. Turiu maždaug pastovų apie 8 metrai. Na ir gūsiuose duoda iki kokį 12. Tai taip užverčia laivą, kad ohoho. Tai bijau, kad nesuplėšytų genujos. Nuėmiau, nu ir šitą visiškai atleidau. Taigi, aš savo stichijoje. Fantastika. Ir vienas jūroje. Nėra nei gyvos dvasios aplinkui. Nieko, nieko. Vikingai namuose tupi sušalę. Ką darysi. Užtat čia yra laisvė. Visiška laisvė. Taigi, 9 valanda plaukimo. Plaukimas vyksta žiauriai nuostabiai. Tik vienas blogas momentas. O matote, išlindo saulutė, kuri šiandien nelepino, bet jinai visą laiką anoje būrios pusėje. Tai aš visą laiką tupiu šešėlyje. Bet čia viskas yra gerai. Vėjas gana didelis. Tiesiai į nugarą, tai plaukiu viena būre. Tingiu statytis genują į peteliškę, todėl kad ateina dar ir tokie dideli gūsiai, kad reikia sumažinti būringumą ir nespėsiu aš turbūt nuimti tos genujos, tai aš ją čia tiesiog suvyniojęs laikau, bet to niekur ir neskubu. Nutariau plaukti į savo klubo salą, nes užsimaniau karštų balandėlių mama. Prieš kelias dienas. Mama tai Aistė, mano žmona, įdėjo man į lauknešėlį ir klube pasišildyti ant laužo. Galėčiau laive pasišildyti, tačiau praeitą naktis buvo šalta, o ateinanti naktis bus dar šaltesnė, pranašauja 5 laipsnių šaltį, tai o mano viryklė yra spiritinė, kurią aš ir šildausi. Tai praeitą naktį gerai pasišildžiau ir reikės šildytis dar šią naktį, tai taupau, kad nesušalčiau. Reiškia, galėčiau priplaukti, pavyzdžiui, prie kažkokios tai salos, kurių čia yra 30 000 salų, vaizduojate. Bet, kaip sakiau, vėjas yra pakankamai didelis, tai būtų labai keblu man prisišvartuoti saugiai, todėl kad reikėtų ieškoti kažkokio uolėto kranto iš pavėjinės pusės. Ir aš čia galėčiau iš tikrųjų užtrukti, kol aš tai surasiu. Tai nutariau plaukti į savo klubo salą, taigi man liko maždaug valanda kelio, ten susikursiu lauželį ir pasišildysiu dietinių balandėlių. Taigi, laisvė. Taip atrodo laisvė ir taip atrodo rojus žemėje. Negaliu iš tikrųjų atsidžiaugti. Gyvenimas yra tobulas. Tiesiog reikia jį atrasti. Iki kol kas. Taigi va štaip atrodo jūros valkatos gyvenimas.
į tą priekinę kajutę, tai ten nelendu, ten visas šlamstas sudėtas, nors to šlamšto tai čia ir yra irgi per akis. Ir viskas taip chaotiškai išmėtyta, bet šitame chaose mano akimis yra ideali tvarka, todėl kad aš užsimerkiu, žinau, kas yra. Na štai čia va, mygis toks, čia kriauklė. Mes turime šiandien iš ryto jau net 5 laipsnius šilumos. Tai kaip žadėjau, parodysiu, kaip aš čia šildausi. Dėl to vat, aš pasiimu tiek daug akumuliatorių, kurie jau iš tikrųjų irgi jau eina į pabaigą. Tai va, toks yra raudonas spiritas, kuris pilasi štai į šitą tabletę. Va. Galima visą supilti. Na, aš viso niekada nepilu, pilu tik tai tam kartui, todėl kad spiritas garuoja ir jeigu tu jo nesunaudosi per tą kartą, tai jisai tiesiog per laiką išgaruos. Ir žodžiu neliks. Gerti tarp kitko jo negalima. Kažkodėl tu nežinau, bet jisai gėrimui netinka. Tai va, tada uždegi šitą dalyką per čia. Štai. Pradeda degti ugnelė. Tada užsidedi šitą čia. Toks va. Elektrinis priboras. Čia dar kameniuką galima būtų išvesti smalkiam, bet nuo spirito tų smalkių iš tikrųjų labai mažai, tai todėl aš jo ir nenaudoju. Nu ir jungi į rozetę. Viskas. Jisai pradeda pūsti, ugnis kaitina šitą balioną, toliau persiduoda šiluma į šitą radiatorių, per kur viskas išsipučia. O matote, veikia va šitas. Ir viskas. Šiltą orą. Ir pučia. Tai va toks va jūrų valkatas gyvenimas. Čia užsikešu visas kiltus, net naktį pučia, šalta dar. Šią naktį buvo, nebuvo taip šalta, kaip buvo išpranašauta. Išpranašauta buvo 5 šalčio naktį. Ėjau laivo keliausi patikrinti, tai buvo tik tai -2. Tai nebuvo taip šalta, bet vis tiek vėjas išpučia iš šitų visų plyšelių vėjas, šilumėliai čia. Na tai va tenka pasikamšyti. Bet vis tiek gyvenimas yra gražus, nuostabus. Tiesiog, na taip atrodo rojus. Iki. Labas rytas, draugai. Aš kaip ir vėl užstrigau šitoje klubo saloje, todėl kad patikėjau tuo, ko tikėti negalima. Niekada gyvenime netikėkit švedišką orų prognozę. Žiūrėk. Čia dabar nesimato, bet vat vėjas pučia iš tos pusės ir gana smarkus, o mano namai būtent toje pusėje. Tai ta prasme, aš turiu išeiti ir plaukti prieš vėją. Abūrinis laivas tiesiai prieš vėją jisai neplaukia. Ir vietoj 5 per metrą per sekundę metrų vėją. Dabar čia yra kokie tai 9 metrai. Na ir tokiam šaltam ore su tom bangom prieš vėją, nelabai skanu. Tai kol kas laukiam. Na ir einam pasižiūrėsime, kaip mes šitoj saloj gyvename. Tiesa, galėčiau plaukti su šitu varikliuku, tačiau ten yra tik tai litras benzino. Tam, kad prisišvartuoti, nes eisiu dar po tiltu, tai per pakeliamą tiltą reikės praeiti. Na, tiesiog aš mėgstu taip iššūkius. Ir einam, pabandysiu parodyti, kaip atrodo tas vėjas iš kitos pusės salos. Ta sala mūsų labai mažytė. Matote, ten jau ežeras šiek kokie tai 30 metrų iki ano kranto. Ten iš tikrųjų, toj platumoj duodasi bangos ir vėjas, kaip turi būti. Oi, blėti. Oi, aš išgąsdinau kažkokį tai paukštę, tai sorry. Rūrinu atgal, nes kiaušinė atšals. Čia matyt peržiūrasis. Na, tiek to. Tiesiog patikėkit, vėjas ten yra didelis. Na va, o taip mes gyvename. Čia mūsų klubo sala.
Pernai rudenį mes čia pasiruošėme malkų, tai jos dabar mane gelbėja, šildo. O štai taip atrodo. Čia vat tuoj virsiu kavą, kepsiu kiaušinienę. Štai mano dienos racionas, 2 kiaušiniai, 1 dešrelė, riekia duonos, 2 pomidorai, kaušas kavos. Nes kada dabar valgysiu, nežinau, greičiausiai tai ryte, nes per tokį vėją, kada aš čia išeisiu, tai papietauti nebus kaip. Na, tai yra tiesiog kalorijų deginimo išvyka. Tai va, atplaukė savo vasarą su vaikais, yra vaikam kur padūkti, kada tėvai čia užsiminėja savo reikalais. Mūsų klubo namelis. Na tai va, negalvojau, kad aš jį plauks, nepasėmiau rakto, būčiau parodęs. Salelė nedidelė. Nuo vieno galo iki kito plačiausia vieta, na, kiek čia gal 200 metrų bus. Na ir gal biški daugiau, kokie 300 metrų į tą pusę. Tai va, kaifuojame toliau. Taigi, mokinuosi daryti va tokius video ant štatyvo. Prisipirkau čia visokių kinietiškų kamerų, kurios realiai neveikia arba aš nemoku daryti tų video. Kodėl aš tai viską nusprendžiau pakeisti savo video formatą. Kažkada tai buvo politika. Deja, mano gyvenime politika baigėsi, todėl kad iš tikrųjų man ir nebuvo įdomu. Aš prisimenu tą laiką su labai blogiom spalvom nudažyta. Politikoje nieko gero nėra, todėl politikoje dalyvauja juodi žmonės su juodais kėslais, ten yra tik tai melas, šmeižtas, apkalbos, pinigai ir žodžiu nieko verto ten nėra. Vertybė aš matau va čia gamtoje, nes mes kiekvienas žmogus yra kilęs iš gamtos į gamtą ir sugrįšime, kad ir kokia bebūtų žemėje santvarka, komunistinė, kapitalistinė, baudžiavinė ar bet kažkokia kitokia, žmonės vis tiek privalėjo gyventi ir jie išgyvens bet kokiu atveju. Ir išgyvens tie, kurie nepasiduos tai sistemai, todėl kad iš sistemos išeiti galima iš tikrųjų, tai reikia užsispirti. Taip, sistemoje gyventi yra patogiau, todėl kad, na, sistema, jeigu tu jai dirbi, jeigu tu jai vergauji, jinai duoda tau kažką tai atgal. Na, tarkime, tau sudės Švedijoje dantis. Na, vat, pavyzdžiui, aš Švedijoje susidėti dantų negaliu, todėl ir nesišypsau, kad neturiu čia ką parodyti. Aš už praeitais metais per savo gimtadienį šokau iš laivo, bandžiau užlipti ir dėjau su kopėtėliam savo į dantis ir įsimušiau čia visą priekinę šypseną. Na ir dabar aš nuėjęs į polikliniką, kadangi aš nedirbu, mokesčių nemoku, tai ir paramos negaunu jokios ir iš manęs paprašė 20 000 eurų, kad sudėtų dantis. Ir tai tokių pinigų yra kosmosas, aš neįsivaizduoju, kaip jie atrodo tokie pinigai. Todėl kol kas vaikštau be dantų, bet tuo jau aš juos turėsiu. Todėl kad štai tas laivelis, štai va šitas, jau yra galima sakyti ne mano, jisai yra sutartas už mano dantis pavasarį, jau pavasaris, ta prasme, bet kada atšils orai, aš jį ištrauksiu iš vandens ir vešiu dirbtuves, davesti iki galo, ta prasme, perdažyti jo išorę, na, davesti dar kažkokius nedadarytus dalykus ir atiduosiu vienam nuostabiam žmogui mainais į mano naujus dantis. Taigi kitais metais galbūt aš jau jums nusišypsosiu pilna gražia šypsena. Tai ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, žmonės, kad kai visą laiką aš šneku, žiūrėkite, ką aš sakau tarp eilučių. O dažniausiai aš sakau, kad nors ir kaip sistema bando nuskalpuoti tuos marginalus, atsiskyrėlius žmonės, tokius kaip aš, bet sistema yra
per silpna palaužti tuos stipriausius. Ir kad ir kaip jinai stengtųsi, pavyzdžiui, mane krauti baudomis, o Jėzau, baudų aš gaunu, tai neįsivaizduojate kiek. Bet kadangi aš neturiu jokių pajamų, kadangi aš esu ubagas, jie man nieko padaryti negali. Jie žmogų baudžia tik tai pinigais, nes daugiau jie nieko negali. O kadangi iš manęs pinigų negali jie paimti, tai ir nubausti manęs niekaip negali. Taigi, o kas liečia dantis, aš neturėdamas pinigų, aš savo darbu juos įsidėsiu, aš padarysiu laivą ir išmainysiu juos į dantis. Ir taip viskas mano gyvenime yra. Todėl, kaip ir sakau, kartais aš atrodo dirbu daug, bet matote kaip yra, aš dirbu ne už pinigus. Vat ir paėmiau tą 3 stiebų škūną. Ir va čia toksai yra įdomus dalykas. Jinai buvo, matėte, turbūt visiškai apleista, ten tiesiog metalo, surūdijusio, galima sakyti, metalo krūva, kas ten sulūžę, viskas. Ir turtingi žmonės to laivo ne tai, kad nupirkti nenorėjo, jie jo ir už dyką negalėjo imti, nenorėjo, todėl kad sako, Dieve, aš tokio krūvo nepanešiu, aš neturiu tokių pinigų, kad galėčiau tą laivą atrestauruoti. Na, o aš, ubagas, tą laivą pasiėmiau ir aš atrestauruosiu. Pagaunate šitą tokį, atrodo, paradoksas. Tie žmonės, kurie turi pinigų, jie negali suremontuoti, o ubagas jį suremontuos. Na, laikui bėgant aš parodysiu, kaip tai aš padarysiu. O aš tai tikrai padarysiu. Na, jeigu Dievas duos man jėgų toliau, aš jį tikrai padarysiu, nes tokių laivų aš turėjau jau ne vieną 10, kuriuos aš pakėliau iš šiukšlyno paimtus ir žinote, kažkas, žmonės turintis pinigų, jie tos laivus iš manęs nupirko. Pagaunate dalyką, kad turtuoliai moka pinigus tiem, kas tų pinigų neturi. Todėl, kad netgi turint pinigų, tu ne viską gali turėti. Tu gali už pinigus nupirkti tik tai, kas už pinigus parduodama, kaip jau ir minėjau, tačiau ne viskas už pinigus parduoda. Na, tiek to apie pinigus pamirškime. Kaip ir kiekvieną kartą, taip ir šį kartą aš kviečiu prisijungti prie manęs į šitas keliones, todėl, kad tai iš tikrųjų yra nuostabu, ne? Mes plauktume ne su šitu laiveliu. Mano tikrasis laivas vis stovi dar ant kranto, kadangi jisai yra medinis laivas, tai jisai žiemoti lede negali, todėl jisai dabar dar laukia šiltesnio metų laiko, na, ta prasme pavasarį, kada jau bus šilta, pas mums dar naktim šalta, dar šlapdribos būna, tam, kad aš šiek tiek galėčiau atsiremontuoti ir tada aš jau leisiu į vandenį ir mano kelionės tęsis kaip ir kiekvieną vasarą tuo didžiuoju laivu. O į ten galėsime sutilpti daugiau nei 10 žmonių ir keliauti, patirti tokius nuotykius, ką patiriu aš. Taip, dabar, pavyzdžiui, yra ekstremas, jo, čia kai kur dar užšalę, pučia per stiprus vėjai, per šalti, dar drėgmė, šaltis, na, ta prasme, iš tikrųjų ekstremalios sąlygos. O kada ateina vasara į Švediją, tai iš tikrųjų klimatas yra panašus kaip Lietuvoje, taip pat yra šilta. O pamatyti čia iš tikrųjų yra ką. Įsivaizduojate, Stokholmo archipelagas susideda iš daugiau nei 30 000 salelių, iš kurių dauguma yra negyvenamos. Ta prasme, yra stovi kai kuriuose kažkokie tai vasarnamiai, kada vasarą su valtimis, na, žmonės atplaukia, bet dauguma iš jų yra negyvenamos. O kai kurios, tai kaip šitą, turi kažkokią tai savo infrastruktūrą. Tai yra mano klubo sala, kurioje mes turime ir namelį, aš tai savo, ten toliau už nugaros yra ir tualetas. Ta prasme, vėliau nuplauksime kitą klubo salą, parodysiu. Na, ta prasme, iš tikrųjų plaukioti ir patirti nuotykių čia galima begalę. Tad kviečiu prisijungti. Nes, žinote, tą savaitę, kada tu galėtum prisijungti ir patirti šitus nuotykius, tu gali neiti į darbą. Ir tu dėl to savaitę neidamas į darbą, tu tikrai nenuskursi. Tikrai ne, bet patirsi tokius nuotykius, kuriuos tu galėsi pasakoti ir tavęs klausys. Na, aišku, tu gali rinkti savaitę eiti į darbą, papildomą savaitę dirbti, bet tu nepraturtėsi per tą
savaitę. Ir kai tu draugam pasakosi, kaip tu tą savaitę dirbai, nu tai tu galėsi pasakoti, bet tavęs niekas neklausys. Bet kai tu pasakosi, kad tu buvai kažkur tai Stokholmo archipelage, plaukiai tarp uolų, per kažkokį didelį vėją, per bangavimą, išlipai kažkokioj tai nežinomoj, negyvenamoj saloje, susikūrė į ugnį, gaudė į žuvį, kepė ant laužo, virėjai žuvienę, na tai yra fantastika, tavęs klausys žmonės išplėstom ausim. Ir tu patirsi tikrai tikro gyvenimo skonį. Taigi kviečiu prisijungti šitas keliones, nes vėliau bus dar įdomiau, jeigu dabar įdomu. Aš nežinau, man tai labai įdomu. Taigi, tiek kol kas. Paskutiniu metu tai man sekasi užstrikti kažkokioje tai saloje, bet iš tikrųjų tai čia viskas yra tvarkoj. Maisto turiu dar davelne, turiu kokius 5 kiaušinius, kelis obuolius, kelis bananus, pilna medžių sausų, taip kad galiu gyventi čia. Bet iš tikrųjų čia yra gražu. Ir tokia ramybė aplinkui. Ir neigiamos dvasios. Ir vat kas įdomiausia yra, atrodo, o čia, kad ramus vanduo, o išplaukti iš tikrųjų aš negaliu. Jeigu aš turėčiau plaukti ten, tada yra viskas tvarkoj. Bet va čia va, nu telefonas blecha neperduoda to dalyko. O aš esu salos pavėjinėje pusėje. Tačiau ten, anoje pusėje, vėjas pučia į čia. Ir šita dabar sala užstoja. Ir ten didžiulis vėjas yra. Ir man reikia plaukti ten. Ir negaliu. Todėl, kad per savo žioplumą, na, tiesiog nepasėmiau. Variklį pasėmiau, o benzino nepasėmiau. Na, tai vat ir kukuoju čia. Nors iš tikrųjų tai koks čia kukavimas. Iš tikrųjų vaikščioju čia va. Ir mėgaujuosi. Ta gamta čia yra tokia atšiauri, šaltos uolos, samanos šiaurinės. Bet kažkaip tai savotiškai gražu. Ir iš tikrųjų tai pagalvojau, o kaip čia tie vikingai gyveno. Kažkaip tai gyveno. Va, ką reiškia noras gyventi. Pušelė, o tiesiai užaugo ant akmeno. O čia kažkada tai kažkas tai įkalė švartavimo kilpą, nes čia musiaut yra labai gilu ir čia tiesiog galima priplaukti su laivu. O čia reikia turėti omeny, įsidėmėti šitą vietą, nes čia iš tikrųjų matosi viena uola, bet ten iš karto paskui skardis. Tai iš tikrųjų matyt, čia galima priplaukti ir nosim čia atsiremti. Na, vasarą pabandysime čia priplaukti ir prisišvartuoti. Slidžios tos uolos, blemba, gerai būtų neišsimaudyti, todėl kad labai ilgai džiūt reikėtų. Na, o iš ten jau pučia. Linkėjimai. Taigi situacija kokia? Situacija negerėja ir gerėti jinai nežada. Pagal šitą vadryžį galima atspėti, kokia yra vėjo kryptis. Nu tai jinai man tiesiai va čia va eina. Ir man plaukti reikia va į tą švyturį, jeigu matosi. Reiškia, bet va tas, kur yra švyturys, tai švedai ir lietuviai, kurie čia buvo, vadina Baltijos hornų iškišuliu. Todėl, kad va ten telefonas neperduoda viso dalyko. Čia va to vėjo yra dabar apie kokie 7-8 metrai. Bet va ten darosi pragaras. Aš ten nesu ne kartą papuolęs į didžiausią audrą. Reiškia, kodėl taip gaunasi? Todėl, kad iš ten yra
vat už šito va miškelio, kuris matosi, čia yra siauruma. O ten yra didelė platuma. Ir iš ten pučia tas vyraujantis stiprus šiaurės vakarų vėjas. Ir kada jisai pučia, ta banga papuola į šitą sąsiaurį tarp šitų kalnų. Ir susidaro toks didelis tos masės oro srautas, toks spaudimas, kad jis iš ten išėjęs, tai gaunasi kaip aš nežinau. Tiesiog su tokia jėga jisai trenkia. Tai prieš porą metų aš plaukiau iš ten, iš Sudartalyje variausi laivelį ir kaip tik papuoliau į šitą tunelį. Tai aš buvau nesusirifavęs, man suplėšė visas burės į skutus. Tai ačiū Dievui, kad vėjas buvo tokio stiprumo, kad suplėšė burės. Kitaip mane būtų apvertę ir sudaužę. Tai iš tikrųjų mane ištraukė tik tai varikliukas. Na ir dabar ką? Dabar aš nežinau, ką daryti. Tiksliau žinau, ką daryti. Laiko čia ir prasmės laukti nebeliko, todėl kad mano mažosios dukrytės gimtadienis penktadienį. Ta prasme rytoj. Tai reiškia, žūtbūt aš turiu grįžti į krantą, o sąlygos dar blogės. Na, tenka rizikuoti. Tai ką aš padariau? Tai reiškia, susidėjau burės į rifą. Vat, ant giko susukau didžiąją burę ir susifiksavau genują. Na va ir tokiu būdu bandysiu plaukti. Nežinau, ar išeis pafilmuoti. Jeigu išeis, pafilmuosiu, kaip ten viskas atrodo. Nusipirkau tokią durną kamerą, kuri dedasi ant makaulės, bet batareika nė velnio nelaiko. Na, tiesiog rizikuoju. Varau. Tad pasimatysime jau uostelį. Jeigu pasimatysim, o pasimatysim 100%. Šitas laivas iš tikrųjų yra neužmušamas. Tai yra Albin Vega. Tai laivas daugiausia kartų, šitas modelis, daugiausia kartų apiplaukęs aplink pasaulį. Tai vienutininkai, kurie plaukia aplink pasaulį, renkasi būtent šitą laivą, todėl kad jisai yra, na, tiesiog, sako, kad nepaskandinamas. Na, galbūt tiesiog būrių gaila. Vat ir viskas. Nu, o šiaip tai bus adrenalino, bus šlapia, bus daug vėjo, bus šalta, bus va tai va. Taigi, varau. Iki. Susimatysim jau anoj pusėje. Taigi, prisirišau aš čia, kad neiškriščiau ir laukiau karuselių. A karuselės neatvažiavo. Tai dabar kažkaip ir gailiuosi, kad aš susirifavau tą būrę, todėl kad tas vėjas turėjo ateiti iš ten. Ir jisai buvo, matote šitus purslus, tai čia makalavosi prieš man atplaukiant, bet matyt, dievuliukas mane dar kartą pasigailėjo ir tą audrą nuramino, nes jinai čia supurslavo visą, matote, va šitie, va tai va jie lieka nuo bangų keterų. Ką žinau, reiškia, miškelį nusivyliau, matyt, galbūt jau nesušlapsiu šiandien. Nu, bet ką, jūra būna neprognozuojama ir klaidų jinai neatleidžia. Tai geriau kitą kartą pasiruošti dvigubai daugiau ir kad nereikėtų to pasiruošimo, negu kad nepasiruošti ir padaryti lemiamą klaidą. Todėl, kad jūreivis suklysta irgi vieną kartą, lygiai taip pat kaip ir išminuotojas. Jūra klaidų neatleidžia. Taigi, iki namų dar man liko apie porą valandų. Tai dar viską per tas porą valandų galima laukti. Gal dar tos karuselės ir bus, o jeigu ir nebus, tai vis tiek dar 3 fantastiškos dienos sąlytyje su gamta mano sąskaitoje įrašytas. Nors dar nepilnai, aš dar ne namuose. Taigi, tęsiasi kelionė. Na štai, paskutinis etapas. Aš prie tilto, kurį dabar vien tik dėl manęs pabandysiu atidaryti. Gal jūs būt girdite, kaip jisai skamba. Tai vat. O už to tilto jau yra mano uostelis. Mano namai. Taigi kelionė kaip ir atėjo į pabaigą. Dabar padarysim pauzės. Pratęsiu, kada jau plauksim pro tiltą.
Na va, štai tiltas atsidaro ir aš sukuosi ir lysiu po tiltu. Ui, subūrė gavojimo kufelę. Na va, štai kokia nuostabi infrastruktūra yra Švedijai. Dėl vieno vienintelio laivelio paėmė ir atidarė tiltą. Na, tiesiog yra nuostabu. Tai čia yra mokesčiai šitoj šaly dideli, bet žmonės tiesiog žino, už ką jie tos mokesčius moka. Tai va, štai, mašinos visas laukia, sustoja ir visiems viskas yra normalu. 100 mašinų laukia, kol praplauks vienas laivelis. Tai va, smagumėlis. Na ir ką, ir mano kelionė jau kaip ir pasibaigė. Taigi, štai va. Geras, ne? Na va. O ten va, prie už to karinio laivo mūsų namai. Taigi dar kelios minutės ir aš būsiu namie. Taigi štai ir viskas. Ši kelionė baigta, laivas pririštas. O dabar eisiu tvarkyti va šitą laivą ir dar savo didįjį. Ir kažkada tai pakelsime burės šitam taip pat. Всё, išvargęs, važiuoju ilsėtis. Ir nepamirškite, aš visus kviečiu plaukti kartu. Tai yra verta. Iki draugai.